lietuvis negi čia lyja. Viskas čia geriauja. Bent jau po pirmo šuolio. Kokie gražus balti automobiliai. Šitaip. Ai. Dar vienas šuolis, Subaru šoka. Taip, Mitsubišis irgi. Remigijus Dermantas šiek tiek pirmauja. Prieš Miką Saloneną. Ugnimis pjaudo Mitsubišis, bet... Ugnimis pjaudo automobilis, kuris kažkada yra laimėjęs Lietuvos ralio čempionatą. Čia tas Roko Lipeikio. Taip, tas Roko Lipeikio buvęs. Buvęs geltonas. Buvo laikai, kai Rokas Lipeikis važiavo su Renatu Vaitkevičium. Renatą Vaitkevičių mes irgi matėme šiame ralyje, bet tai buvo vakar ryte. Buvo jie lyderių su Dominiku Butvilu, dėja avarija išvertė juos, sakykime, iš kelio ir greitas 10 kartos evoliucijos. Finišuoja Remigijus Dermantas. Ir Mika Salonen ir Kirsi Holmberg. O čia buvo Remigijus Dermantas ir Aurimas Anuškevičius. Ir į trasą išvažiuoja Mindaugas Daunoravičius, Artūras Daunoravičius. Ir Tautvydas ir Juozas Narušiai. Taigi, minutė 24 ir 60, kol kas geriausias rezultatas berods. Remigijus Dermantas ir Mikas Salonenas pralošė daugiau kaip 4 sekundės. Nubėgimo ne ant asfalto, šiaip ir visokius karjerus. Mes nebėgėme tiesiai. Tai klausykit, mėlėjai, mes jeigu turim preliminarius rezultatus, tai ką, Dovilo Čitelės nepamatysim? O, nėra. Tai paplokit Dovilui Čiteliai bent jau. Nesvarbu, kad jo čia nėra, bet jis ko gero viską mato ir viską girdi. Na ir kągi, mes pradedam 6 paskutinės poras, tai yra vietos dabar 11-12. 11-12. Tautvydas Narušis 11, Mindaugas Daunoravičius 12. Kol kas prieš šį greičio ruožą. Jos skyrė 24 sekundės, taigi vargu bau kas nors pasikeis. Na, bet visko gali būti. Mindaugas ir Artūras Daunoravičiai, kad pravažiavo priešais jūsų akis. Ir Mindaugas vis drąsiau jaučiasi šiame automobilyje. Jo tėtis šalia važiuoja, Juozas Jo, beje, Tautvydo Narušio šturmano kėdėje irgi važiuoja tėtis. Taigi šeiminiai duetai. Du šeimininiai duetai, 2 tėčiai šalia, 2 vaikai prie vairo. Mindaugas Daunoravičius pradėjo savo karjerą, kaip ir dera, automobilių sporte nuo kartingo. Keletas metų važiavo kartingo lenktynės ir dabar jau gal kokį 4. ar 5. sezoną važiuoja ralį ir kiekvienose varžybose jaučiasi vis geriau. Pirmauja prieš Tautvydą Narušį. O buvo 24 sekundės, ar tik nebus šoka. O ar jeigu ne kiauras, tai ratas panašu, kad išmuštas iš vietos, kažkaip keistokai priekinė dešinioji padanga atrodo. Mitsubišis kol kas priekyje. Baigiant mintį, Mindaugas Daunoravičius vis greičiau važiuoja su savo Mitsubišiu ir jo tėtis Artūras Daunoravičius sakė, kad ko gero teks instaliuoti kumštelinę pavarų dėžę, nes dabar jie važiuoja su standartinė. Į trasą įvažiuoja Jako Keskinen, Juha Heikila, Toyota Corolla VRC. Ir Latviai Vals Vaiksne ir Martinš Ozolinš, Mitsubishi Lancer Evo 9. Abu automobiliai panašaus pajėgumo, abu automobiliai važiuoja Open klasėje, o tai prieš tai buvusios poros rezultatas, minutė 19:30. Toks yra Mindaugo Daunoravičiaus rezultatas, 4,8, nuo jo atsiliko Tautvydas Narušis. Na, tokio lygio VRC automobilio šiame 300 ežerų ralyje mes iki šiol nesame matę ir apskritai prieš kokį gal beveik 10 metį tai buvo pirmas kartas. Esame. Pernai bandė važiuoti suomiškas Ford Focus VRC, bet
Neišvažiavo berods į startą, ar tai startavo ir iš karto sugedo. Na, šiųmetinis VRC pasirodymas čia irgi Zarasų apylinkėse nebuvo jau, taip sakant, labai gražiai amžintas. Greičiu Taip, tikrai kol kas šis. yra 10 vietoje ir Valsvaigznė prieš juos, štai šis mėlynas Mitsubišis, prieš juos pirmauja 14 sekundžių. 14 sekundžių per 2 km, tai per didelė persvara, kad galima būtų tikėtis pakilti aukštyn. Aš beje Taigi, atsimenu, startas duotas. prieš gerą dešimtmetį, ko gero, kažkada į Vilniaus ralį atvažiavo 2 estų ekipažai, būtent su Toyota Corolla VRC automobiliais. Štai, suomiška Corolla, Na, kad šitas sklinda kibirkštis iš po automobilio dugno. kad jis gali važiuoti greitai šis automobilis, tai čia ko gero niekam nereikia įrodinėti. Bet Jis ypatingai gražiai ir skrenda. O štai Mitsubishis nemėgsta skraidyti nuo tramplyno. šiek tiek nosimi arė jau gerokai supurento žemę. Kai buvo prieš ralio pradžią kalbama apie favoritus, be abejo, šitą raudoną Toyota Corolla VRC daugelis minėjo kaip galinčią pakovoti, bet Taigi, Suomė Jako Keskinen, Juha Heikila važiuoja su šiuo Corolla VRC. ne pirmos jaunystės automobilis, ne pirmos jaunystės vairuotojų ir galbūt jiem čia pasirodymas Lietuvoje yra daugiau malonumas negu bandymas kovoti dėl kažkokių tai labai rimtų trofėjų, nes Na, tikrai jie nepretendavo į aukštas pozicijas dar prieš startą. Jako Keskinenas sakė, kad su šiuo automobiliu jis yra pravažiavęs šiemet 60 km, pernai 40 km, taigi tai tikrai nėra tas atstumas, per kurį tu gali pažinti ir išmokti valdyti automobilį. na, Zarasų apylinkėse jie nuvažiavo iš viso per 500 km. Ir O greičio finišuoja ruožų buvo abudu 140 km. Taigi baigė savo pasirodymą, stabdosi jau svečiai iš tolimos Suomijos. Stabdo ir estai, na, o į trasą važiuoja Aleksej Šemet, Andrei Stukov, Mitsubishi Lancer Evo 10 ir lietuviai Giedrius Notkus, Dainius Alekna, Subaru Impreza. Mojuoja publikai Lietuvos atstovai, taigi Na, bus labai žinote, įdomu pasižiūrėti šią dvikovą. Rusai prieš lietuvius, Mitsubishi prieš Subaru. Na, o tai kartojami vaizdai, išvažiuoja iš distancijos mūsų svečiai iš Suomijos su Toyota Corolla VRC automobiliu. Nu, tai Valsvaigznė ir šiame ekipaže naujas šturmanas. Vals šalia savęs pirmą ralį pasisodino Martinšą Ozolinšą ir jie sakė, kad tai jiems tik tai pati pradžia. Jie dar tik mokosi, todėl šiandien nesitikėjo būti greiti. Kaip ten bebūtų, jie kol kas 9. O Suomių laikas minutė 17,3, tai yra naujas šio vakaro rekordas, tai yra kol kas geriausias rezultatas čia 300 žiūrų ralio 15-ame paskutinėme greičio ruože. Tuo tarpu vakar, kai buvo sausa, geriausias rezultatas buvo minutė ir 10 sekundžių, taigi gerokai greičiau galėjo važiuoti sportininkai vakar. Na, antra vertus, čia dar ir ne patys greičiausi. Aš net nebejoju, kad pirmieji pagerins rezultatą. O dabar lietuvių vairuojamas Subaru prieš svečių Mitsubishi. Startas duotas. Abu automobiliai varomi 4 ratais, turbokompresoriniai varikliai, tiesa, kiek skirtingos kartos ir ko gero skirtingi arklio galių kiekiai po variklių dangčiais. Na ir prieš šį greičio ruožą Aleksejus Šemetas 26 sekundės atsilikinėjo nuo Giedriaus Notkaus, taigi Giedrius gali būti beveik ramus. Šiek tiek atsargesnis netgi. Ir netgi Dainius Alekna, jo šturmanas, leidžia savo mojuoti, iškišęs ranką per langą. O štai Duoklė žiūrovams, tai yra šou elementai. Už tai žmonės visą laiką būna dėkingi. Aleksejus Šemetas spaudžia vabank, galbūt, o gal, jeigu ne dabar, tai šanso pasitaisyti, pakilti aukščiau bendroje rikiuotėje reikės laukti visus metus. Taip, tai yra paskutinysis greičio ruožas, tai natūralu, kad sportininkams, jeigu jie nori kovoti, Dainius Alekna padaro nedidelę klaidelę, laimė viskas baigėsi gerai. Atrodo, kad visą šio hipodromo trasos plotį išnaudoja. Na ir šturmanas paslėpė ranką. Mojuoja. Ir Ne, man vis atrodo, dėlto kad tai mojuoja. vienas iš paskutinių išuolių, 2 ratai, 4 tramplinai ir Taigi, Dainius Alekna ir Giedrius Notkus. Prie Subaru automobilio vairo finišuoja lietuviai. Ir Aleksejus Šemetas su Andrėjum Stukovu. Svečiai iš 8 valstybių iš viso čia dalyvavo sportininkai 300 žiūrų ralyje. Ir geografija šiemet yra gerokai įsiplėtusi. Bet lyderiais ir pagrindinėse porose kovosiančiose dėl aukščiausių vietų yra tik mūsų šalies atstovai.
Nu, į trasą išvažiuoja galingiausias šios dienos automobilis, tai Radikas Šeimijevas ir Maksimas Cvetkovas su Peugeot 207 2000, Tatarstano lenktynininkai, ir Aleksandras Mikhailovas ir Normundsas Kokinšas, Mitsubishi Lancer Evo 10. Na ir praėjusios paros rezultatai. Minutė Rusai 19 ir nugalėjo. 9. Rusai nugalėjo 1 sekundę ir 60, jie buvo greitesni prieš Giedrius Notkaus ir Dainius Aleknos Subaru Impreza automobilį. Na ir svečių Aleksandro Mikhailovo iš Rusijos ir Normundo Kokinšo iš Latvijos duetas yra aukščiausiai pakilęs iš užsieniečių. Jie kol kas žengia 5 vietoje, Radikas Šeimijevas užima 6 poziciją po 14 jau nuvažiuotų greičio ruožų. Tačiau tarp jų yra labai didelis laiko skirtumas. Radikas Šeimijevas atsilieka minutę ir 11 sekundžių, taigi net principinė kova šios dvikovos nebepavadinsi. Na, nebent noras tiesiog aplenkti varžovą ir įrodyti, kad tos klaidos, kurių buvo šiandieninėse lenktynėse, buvo galbūt atsitiktinumas ir kad Peugeot 207 2000 gali būti greitesnis ir konkurencingas. Galų galę tai ir duoklė žiūrovams, kurių čia susirinko išties nemažai. Na kągi, pažiūrėkime, kaip važiuoja dar du mūsų svečių ekipažai, nes paskutinėse porose matysime Jau lietuvių tik vairuojamus automobilius. Vakar Radiko Šeimijevo Peugeot stuktelėjo, galima taip švelniai sakyti, pasibučiavo su trasą žyminčiamis šieno kūgėmis, bet nieko rimto ten nebuvo, prarastos galbūt kelios dešimtosios sekundės dalys. Na ir jau po pusės rato iš karto matosi, kad Radikas Šeimijevas pirmauja prieš tai šį automobilį, tai yra Aleksandras Mikhailovas, 10 kartos Mitsubishi Lancer Evo. Beje, įdomu tai, kad Aleksandras Mikhailovas nuomoja šį automobilį iš Lietuvos, todėl jis turi lietuviškus registracijos numerius. Suomiai, tarp kitko, kiek tų automobilių suomiškų čia buvo mūsų ralyje, visi važiavo be valstybinių numerių, matyti tokia jau tvarka, kad sportinė technika ten gali būti neprivaloma registruoti, o Lietuvoje tvarka yra kita. Vis dėlto buvo važiuojama bendro naudojimo keliais ir per tas dvi dienas sportininkai iš viso įvykė per 500 km. Greičio ruožų buvo 141 km. Na jau maždaug 2 sekundėm pirmauja Šeimijevas, Tatarstano lenktynininkas prieš rusą Aleksandrą Mikhailovą. Radiką Šeimijevą galima pamatyti ir pasaulio ralio ir Intercontinental Challenge Rally Cup varžybose. Ties aukštų vietų jis jose nepasiekė, tačiau čia jam pasisekė. Daug lyderių, kurie buvo gerokai greitesni, nebaigė šių lenktynių, pasitraukė iš kovos ankstesniuose greičio ruožuose, todėl Radikas čia